Labas rytas, mėlyjei. Išaušo 24 metų sausio 1 diena. Už lango žolytė žaliuoja, ištirpo mūsų besmegenis, liko tik tai perukas ir gabaliukas sniego su kepure, kaip ir 23 metai. Kadangi oras toksai nelabai koks, šiandien mes bandysim namuose improvizuoti didelį gražų kepsnį. Tai yra jautienos krūtinėlė, kur parūpino ponas Vladislovas iš savo ūkio ekologiško jautienos ir kaip jis vadinasi brisketas, bet tačiau mes darysim namų sąlygom. Turim šiokį tokias atgroteles, kaitinsim, apskrudensim ir tolimesnį procesą aš jums parodysiu. Mūsų špyžinė skarda įkaito. Dabar deda mūsų brisketą ant kepimo mūsų plokštumos. Uždedame, kad nesitaškytų taukai kepimo popierių. Ir aš, gerbiamas Tolikas, kuris užsiminėja marmuru ir granitų, padarė man tokią specialią plokštumą, kuri prispaustų mėsytę. Čia nebūtinai gali būti ir steikai, gali būti brisketas, kas tik tai nori, bet faktas tas, kad labai stipriai prispaudžia prie skardos ir pas mus liks tokie dridžiukai. Aš manau, dabar kiekvieną mes pusę kažkur tai po 10 minučių apskrudentim ir tolimesnis procesas vėlgi aš jums parodžiu. Praėjo 10 minučių, dabar mes nukeliam mūsų dangtį. Pasižiūrim, kas čia darosi. Tai puiku. Ir dabar atversim kitą pusę. Wow! Jūs tik pasižiūrėkit. Kaip ir sakiau, matot grotelės. Truputį į priekį pastūmsiu. Ir vėlgi tas pats bus. Ir vėlgi tas pats. Uždengiu. Ir uždengiu vėlgi mūsų plokštumą. Ir vėl laukiam 10 minučių. Mums svarbiausia apskritai, dėl ko mes tą darom. Mes darom dėl to, kad mums reikalinga plutelė. Kada mes kepsime orkaitėj, nes kaip ir minėjau, į komodą aš nenoriu, oras yra nekoks prastas. Ir mums netinkamas, todėl aš įkaitinsiu orkaitę kažkur apie 160-140 laipsnių ir kepsiu dar 6 valandas. Bet vėlgi dabar laukiam, kol apsiskrudens mūsų ta, kad mūsų būtų ta vadinama, kaip sakoma, koračka. Aš net nežinau, kaip čia lietuviškai pasakyti. Praėjo dar 10 minučių ir nuimame mūsų akmenį, nuimam popierių ir dabar, brangiai, ką aš noriu dar jums pasakyti. Kaip matote, nedėjau jokių prieskonių. Kodėl? Kiekvienas improvizuoja kaip nori. Gink Dieve, nepykite mano gerbėmiai žiūrovai, jeigu kažkam kažkas nepatiks. Bet, ką aš noriu pasakyti, jeigu mes būtum dabar pabarstę prieskoniais, mūsų prieskoniai būtų sudegę, pridegę ir praradę savo savybės gerąsias. O dabar mes ką padarysim? Kadangi mūsų jau brisketas apsiskrudeno, kaip matote, dedam jį ant kepimo popieriaus. Bože, mano bože, seksy, tikras seksy. O dabar, aš turiu berbekių nuostabų, reiškia, prieskonių mišinį, kurį irgi pats savo tarpitko padariau. Ir dabar, ką mes darom? Stebėkite, gausiai, tik dabar gausiai barstau ant mūsų brisketo šios prieskonius. Toliau, aš naudoju Bugas nuostabų padažą, būtent jis yra berbekių padažas, bet aš dar šiek tiek improvizuoju. Į šitą padažą aš dar įpyliau šito padažo. Čia irgi kažkoks japoniškas. Toliau būtinai austrių padažą. Tada dar įpyliau, ko aš dar... Įpyliau iš mūsų, mes iš Gruzijos parsivežėm tikrą granatų sirupą. Matot, koks tirštas? Čia gerbiamas mano Davidas mūsų parūpino. Na štai. Ir padariau tokį mišinį. Tik dabar, brangieji, mes tepsime gausiai šiuo užtepu nuostabų į brisketą. Man seilio varva. Gausiai tepam. Nes kadangi dabar, kol jisai keps, vėlgi šie visi skoniai įsigers į mūsų nuostabę jautienos mėsytę. Atvertėm kitą pusę, lygiai tą patį padarom. Dabar labai yra svarbus momentas. Mes dabar mūsų šitą gražuolį, tai dar patrauksim į priekį, nes biškį, va taip, kad būtų taip. Ir dabar mes jį pakuojam. Suvistam kaip mažą kūdikėlį. Atsiminkite, bet kokį patiekalą gaminti, reikia atiduoti visą savo meilę. Tuomet bus
nepriekaištingas skonis ir nepriekaištingas patiekalas. Štai, suviniojom. Dabar dar vyniojam foliją. Kraštus būtinai užlenkiam, kad sultys neišbėgtų. Tai yra labai svarbu. Labai svarbu. Štai, padarom tokį kaip voką. Gražiai. Na, aš galvoju, kad aš vis dėlto dar į vieną foliją suviniosiu, kad būtų jau 100%. Štai. Nu tikrai kaip kūdikėlis. Taip, dabar dedame į kepimo skardą. Uždengiam ir 6 valandom užmirstam. Susitiksime po 6 valandų. Praėjo 4 valandos, brisketas mūsų kepa, kaip matote. O tuo tarpu dabar liko dar 1,5 valandos, dabar paruošime garnyrą. O garnyrą aš naudosiu bulvės. Bulvės kepsime, kaip matote, folijoje, cielas. Paruošimas labai paprastas, pašlakstom alyvuogių aliejum, suviniosim į popierių ir dėsim pašausiu lygiai taip pat į orkaitę kartu su brisketu. Tegu valandą laiko pas mus jinai pakeps. Ir po to dar padarysiu padažą. Bulvių užpilui naudosiu, kaip matote, svogūnėlius, ištirpinau sviestą, įpyliau alyvuogių aliejos ir supjaušiau kvadratukais svogūnėlius. Po to dėsiu nuostabius japoniškus grybukus. Irgi šiek tiek apkepsiu, bet nestipriai, kad jie būtų šiek tiek praškus ir kad turėtų savo skonį. Perkepti jų nereikės. Šitą visą tada pilsiu dar grietinę ir viską išmaišysiu. Ir šitą visą masę dėsis ant mūsų bulvių. Praėjo gera valanda ir mūsų bulvytės, kaip matote, iškepė foliją. Dabar ką aš padariau, reiškia, tos grybukus, kaip ir minėjau, su svogūnėliais apkepiau ir dabar prapjau truputį praplėčiau, kaip mūsų lupytės. Dedame grybukus į vidų. Visiems to lygiai, kad būtų skanu. Taip. Ir aš jums parodysiu dar pagrindinį dalyką. Kas čia bus toliau? O Dieve, mano Dieve. A jūs įsivaizduojat, mėlėjai, kas čia darosi? Čia yra cholesterolio bomba. Cholesterolio bomba. Nu, bet, kągi, visi mes turim to cholesterolio, betgi, argi uždraudė mums kas nors skaniai valgyti? Nieks mums neuždraudė ir neuždraus. Taip, toliau. Čia viskas. Dabar būtinai imam mozzarella sūrio. Dedam ant viršaus. O Dieve mano. Čia vien tik burbą jau galima valgyti, be brisketo. Na štai. Ir dabar, ir dabar dedam vėlgi orkaitę, kai mūsų brisketas eina iki pabaigos. Dedam, kad mūsų sūris ištirptų. Ir tada pateiksime jau į stalą. O Dieve mano. Na štai, olala, laukiam dar 15 minučių. Brangiai, praėjo 6 valandos, kaip ir sakiau, dabar badysim išvenimį. Šitai aš labai bijau, nes tai yra pirmą kartą gyvenime orkaitį keputę brisketą. Nežinau, kas čia gausis ir kas čia bus. Taip, būdės mūsų. Taip, nu ką, žiūrim, ką turim. Dieve mano, pasigailėk manęs, kad aš neapsikiaulyčiau prieš savo visus žiūrovus. Vau, kaip karšta. Vau. Oi, hebrytė, man. Pažiūrėkit, kiek sulčių. Taip, dedu čia nais. Na ir kągi,
koks mūsų momentas. Dievulėliau mano. O Dieve mano. Jūs tik pasižiūrėkit, kiek sulčių bėga. A jūs va, a jie zavarė. Na ką, dabar aš pjausiuosi ir porcijuosiu. Dėsime į lėkštutes su garnyru, su viskuo ir skanausime mūsų labai puikų brisketą. Praėjo dar 15 minučių ir dabar trauksime mūsų nuostabesnės burlytės. Oba. La 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 la.